Sveiki bičiuliai, su jumis vėl Povilas ir vėl podcastas Programuotojo karjera, arba dabar trumpiau vadinasi Pro karjera. Šiandien noriu pirmiausia jūs pakviesti į savo seminarą, kurį vesiu kitą savaitę, tema kaip freelanceriam programuotojam rasti klientų. Tai vyks kitą savaitę, balandžio 25 dieną, pirmadienį vakare, Vilniuje, Šiaurės miestelėje Domus galerijos konferencijų salėje. Šita tema iš principo susideda iš dviejų potemių. Kaip rasti pirmųjų klientų freelancinant, sakykime, jeigu jūs norite išeiti iš darbo ir eiti freelancint, arba po mokyklos, po univero, iš karto norite eiti freelancint, tik tai dirbti savo, tai pirmieji klientai yra visuomet sudėtingiausia dalis. O antra potekstė yra, kaip rasti gerų klientų. Ne tų, kurie moka ten $5 už valandą, ar ten nori visko ten sukurti Facebooką per savaitę. O tų tikrųjų, kurie gerbė jūsų laiką ir laiku sumoka ir visą kitą, tai aš kadangi praėjau visą kelią nuo iki, nuo uždarbis LT užsakymų iki dabar darbo užsienio platformose ir užsienio klientam galiu daug papasakot. Ir šitą temą aš jau pasakojau, jau vedžiau vieną seminarą, dėl to kartoju dar kartą, nes kai kurie žmonės prašė pakartoti, nes nespėjo ar negalėjo sudalyvauti prieš mėnesį, dėl to vedu antrą kartą. Ir iš pirmo karto galiu paskaityti porą atsiliepimų. Paprašiau tiesiog žmonių, kad paliktų atsiliepimą. Tai Rokas parašė informatyvus ir į praktinius patarimus orientuotas seminaras, retas atvejis, kai informacija pateikiama glaustai ir koncentruotai, nenuklystant į beverčius topikus. Ačiū Rokui. Ir Kazimieras parašė, buvau 2 seminaruose Povilo, abudu patiko, medžiaga informatyvi ir naudinga. Povilas nori atsakinėti klausimus, atvirai pasakoja apie freelancerio programuotojo virtuvę, nuoširdžiai dalinasi savo patirtimi ir rekomenduoja. Tai 2 žmonių atsiliepimai, kuriuos aš pats tiesiog paprašiau kažką parašyti, jie tokius tekstus sukūrė. Tai čia kaip mano, sakykime, reklama, kad žmonės tikrai eina ir klauso ir aš noriai pasakoju. Tai dar kartą kviečiu į seminarą, kaip užsiregistruoti, kaip nusipirkti bilietą, tai užeikite į prokarjera.lt, ten yra skiltis būsimi renginiai. Ir ten renginyje yra nuoroda, ta prasme, tame puslapyje ir galėsit įsigyti bilietą, bet paskubėkit, nes vietų skaičius yra tik tai 25 vietos, nes tik tai tiek talpina tą konferencijų salytę. Tai va, tiek mini reklamos, o šiandienos tema podcasto yra socialiniai tinklai. Daug kas galvoja ir daug kas teigia, kad laikas praleistas socialiniuose tinkluose yra šuniui ant uodegos, kad reikia vengti to, kad reikia darbe nesėdėti Facebook'e, nesėdėti Twitter'e ar ten kažkur tai ir negaišti tam laiko. Tai yra tiesa, bet yra ir kita medalio pusė, tai galima socialiniuose tinkluose laiką leisti naudingai. Ir tada tą daryti tikrai verta ir apsimoka ir tai tikrai praturtins jūsų dieną, ne tik tai jūs galėsite ne tik tai dirbti, bet ir panašiai po socialinius tinklus, bet su tikslu. Taigi noriu papasakoti, kokios yra naudos, kiek yra, aš surašiau dabar 5 priežastis, kodėl verta sėdėti Facebook'e, sėdėti Twitter'e ir kitur. Priežastis numeris 1. Jūs būsit matomas. Ką tas reiškia? Kad jeigu jūs diskutuosit, dalinsitės nuorodom, ten tiesiog dalinsitės savo nuomonėm, įžvalgom, tai jūs pastebėję žmonės, kurie galbūt ateityje jums pravers, vadinkim taip. Tai gal jūs samdys, gal jūs kolegos būsit, gal jūs jį samdysit. Žodžiu, tie connectionai, tas networkingas gali atsipirkti labai netikėtai, bet po laiko, o iš principo jūs tiesiog dalinate savo nuomonę ir nieko atgal neprašot, bet jeigu jūs pastebės 1, 2 kartą, 3 kartą, tai tiesiog galbūt kad nors kažką jums pasiūlys. Čia vienas dalykas, kad būsit matomi. Antras dalykas - švietimas, savęs švietimas, tai yra jūs šviečiatės skaitydami kažkokią informaciją Facebook'e ir čia reikėtų paminėti visą tai, ką aš kalbu, labiau galima pritaikyti ne tiek bendram Facebook'ui, o tam tikrom grupėm. Jeigu jūs filtruojate informaciją arba filtruojate kokius žmonės sekat, arba filtruojate kokiose grupėse renkatės, tai aš kalbu apie tą naudingą informaciją ir naudingas pažintis, o ne apie bendrą Facebook'o sieną, kur jūsų visi draugai, klasiokai, kursiokai ir panašiai fotkina kačiukus ir tą deda į internetą. Labiau kalbu apie tą tikslinę informaciją, tikslinę Facebook'o, tikslinį filtrą. Tai antra priežastis, kodėl verta, tai yra iš to jūs mokotės. Nes dažnai žmonės ten dalinasi straipsniais, kaip padaryti kažką.
iš principo tipsai, patarimai, nuorodos iš tikrai praturtins ir galite netgi paskaityti ir diskusijas prie komentarų, ten irgi žmonės dalinasi patirtimi, gyva patirtimi, padiskutuoja kažkokiu klausimu ir jūs jau šalies sužinot, kad tą verta daryti taip, o to daryti galbūt visai neverta. Tai va, čia antra priežastis - švietimas. Ir trečia priežastis su to kažkiek susijusi, žmonės Facebook'e ir socialiniuose tinkluose linkę dalintis nuorodom į naudingus visokius toolsus, naudingus įrankius. Dalintis tokiais straipsniais kaip top 35 toolsai kokiam nors projektų valdymui, pavyzdžiui. Arba ten 10 tipsų, kaip sutaupyti laiko, kaip time management reguliuoti ir panašiai. Arba rekomenduoja šiaip tiesiog kažkokį vieną toolsą ir klausia nuomonės, kaip galvojate, ar verta naudoti tą ir tada chebra pradeda diskutuoti. Tai naudingų įrankių tikrai paroviau savo ne vieną ir ne du, tikrai naudinga. Ketvirta priežastis tai yra pažintys bendraja prasme. Kalbėjau pirmam punkte apie tai, kad jūs būsit pastebėti, bet kitas dalykas, jeigu jūs pradedate diskutuoti su kažkokiu žmogum arba asmeniškai kalbėtis, tai jau yra toks, iš tikrųjų pažintis. Tos pažintys, kaip visada Lietuvoje buvo sakoma, kad viskas eina per pažintis. Tai tos pažintys šiaip savo neatsiranda, prasme, kai jūs pastebės ir kai jūs pradėsit bendrauti su žmogum, pradžioje kažkokiu visiškai atskirų klausimų, net ne apie verslą, o šiaip kažką. Po to, jeigu žmogus ieškos specialisto kažkokios nišos jūsų, pavyzdžiui, tai jūs tiesiog prisimins arba rekomenduos jūs kažkam kitam. Tas networkingas ir tos pažintys gali praverst ir galbūt jūs pats atsiminsit tą žmogų, su kuriuo bendravot ir kreipsitės pagalbos, o kadangi jūs prisimins arba ten ras istoriją čiato, jau bus toks artimesnis kelias prie to žmogaus. Tai pažintys yra ketvirtoji priežastis, kodėl verta sėdėti socialiniuose tinkluose. Penkta priežastis tai yra tiesiog have fun. Ta prasme, darbo pertraukėlės, tiesiog užeiti 10-15 minučių Facebook'ą, į Twitter'į, paskaityti, ką žmonės rašo, paskaityti naujienas, kad ir tos rinkos, tos jūsų nišos programavimo, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų padeda restartuoti smegenis, kaip aš sakau, ir padeda šiek tiek atitrūkti nuo kodo, nuo darbų, nuo tos rutinos. Tai tikrai, jeigu ne per daug, tai yra tikrai sveika ir sveikintina. Ir visa tai susiveda į tai, kad visa tai yra gerai, tai prasme, ką aš pasakiau, kad apsimoka, bet reikia riboti laiką socialiniuose tinkluose. Vėlgi, kas per daug tas nesveika ir aš siūlyčiau į socialinius tinklus lysti kelis kartus per dieną. Jokių būdų neturėt Facebook'o ar Twitter'o nuolat atidaryto tabo naršyklėje, nieko gyvo, tikrai tai yra labai blogai, nes nuolat jums ten mergės notification ir panašiai. Siūlau kelis kartus užeiti. Tai aš, pavyzdžiui, kaip darau, aš dažniausiai pirmą kartą užeinu į Facebook'ą kokią 10 ryto, kaip pirmą pertraukėlę darau darbe savo darbo dienos eigoje. Tai pirmą pertraukėlę 15 minučių, kažką papostinu, kažką paskaitau, pašerinu, pakomentuoju, palaikinu, tai va tiek. Tada antras kartas, kai aš užeinu, tada, kai jau galva neverda, sakykime, darbo dienos eigoje kažką darai ir galvoju, jau viskas, jau nebegalima produktyviai dirbti. Tada užeinu į kokį Facebook, tada paskaitau, pasižiūriu, vėlgi ir galva restartuojasi ir šiek tiek atsišviežina ir dar galiu kažkiek padirbėti. Ir trečias dalykas prieš miegą, tiesiog paskaitau, kas įvyko, ką chebra tam padiskutavo ir panašiai. Tai išimtis yra tik tai tada, kai aš noriu kažką papostinti savo būtent ir noriu pasidalinti savo informaciją ir tada galbūt užeinu dažniau. Su to susijęs dar papildomas punktas, kad socialinius tinklus galima išnaudoti ir verslo tikslais. Pavyzdžiui, aš dabar, kai rašau kelis blogus, turiu savo kelis projektus, kad ir tas pats ProKarjera LT ir mano nauji renginiai Vilniuje organizuojami ir video medžiaga ir panašiai. Tai kur viskuom tom dalintis. Tai aišku, aš dalinuosi ir socialiniuose tinkluose. Stengiuosi ne per daug įkyriai, kai kuriems žmonėms galbūt užkliūva, bet well. Tai va, pabandysiu dabar artimiausiu metu investuoti kažkiek ir pinigų galbūt į mokamą Facebook'o reklamą, pažiūrėti, kaip tas veikia Lietuvoje. Ir dar vienas būdas išnaudoti socialinius tinklus, jeigu jūs turit kažką pareklamuoti, tikrai verta, nes Facebookas turi labai daug žmonių, kurie sėdi ten kiaurą parą. Ir jeigu jūs juos galite užkalbinti per socialinius tinklus, tai yra vienas paprasčiausių būdų. Ar mokamai ar nemokamai, ten tam tikrose grupėse galite
galite pateikti savo informaciją ir panašiai. Tik tai būkite atsargus ant spamo ribos, kad negalvotų žmonės, kad jūs čia tik tai to ir atėjot. Pradžioje jūs turite nešti naudos kažkokios tai grupiai, tai bendruomenėje, tik po to paustinti savo reklamą ar darbo skelbimus ar dar kažką. Tai va tokios 5-6 priežastys, kodėl verta lankyti socialiniuose tinkluose. Tai pakartosiu, pirma, kad jūs pamato. Antra priežastis, kad jūs galite šviestis ir plėsti savo akiratį. Trečia priežastis, tai yra naudingi tools ir naudingi įrankiai, kuriuos sužinosit iš Facebook'o. Ketvirta priežastis, tai yra pažintys su konkrečiai žmonėm, kai jau eina asmeninis bendravimas. Penkta priežastis, tiesiog praleisti gerai laiką per pertraukėlės, tai yra have fun. Ir penkta bonus priežastis, tai yra jeigu jūs turit verslo keisų, turit ką pareklamuoti, tai galima irgi socialiniuose tinkluose puikiai padaryti. Ką jūs manote apie tai, ar aš neperlenkiu lazdos, kiek jūs dažnai lankote socialiniuose tinkluose, kiek ten laiko praleidžiat, pasidalinkit komentaruose po šituo video ir taip mes irgi bendrausim ir užmėgsim pažintis ir galbūt kada nors mūsų keliai susikirs jau ir gyvai arba kituose projektuose. O šiandien tiek iš podcast'o Programuotojo karjera ir dar kartą kviečiu į renginį, jeigu norit paklausyti apie freelancinimo kelią nuo iki ir apie tai, kaip rasti geresnių klientų, užeikit ProKarjera.lt, būsimi renginiai ir įsigykit bilietą, po savaitės susitiksim. Iki kito epizodo.